tiek paprastai viskas, kad jis turi ir tam tikrą ritualą. Tarkim, kiekvienais metais gimtadienio dieną gali būti, reiškia, sakykime, ar mero karūnavimas ar kas nors, jis turėtų ir ritualinę paskirtį taip pat, tas darbas. Kita vertus, jis, sakykime, turi ir tokius, žaidybinius elementus. Jeigu žiūrėti, kas yra gimtadienis, tai vis tiek visi sako, kad tai yra šventė. Va tavo gimtadienis, va tave mėto su kėdė į viršų. Už tai ir gimė tas skraidžiančios kėdės idėja. Arba, sakykim, Šagalo, reiškia, paveikslas, kur gimtadienis ir, reiškia, skraido, reiškia, padebesiais, reiškia, tas vyras su gėlėm ir dama, reiškia. Tai čia tokie visi dalykai, kurie, reiškia, asociatyviai primena vieni kitiems, reiškia, apie tuos pačius procesus. O šiaip labai greitai aptariam ir nusprendėm, kad vis tik tai pati ta tinkamiausia skulptūra, kad gimtadienio proga padovanoti skulptūrą gimtadienis. Ir tai buvo konkretu ir aišku. Mano akise šitas miestas, kaip sakant, iš tikrųjų akivaizdžiai modernizuojasi ir plėtojasi labai teisinga linkme žmonių sveikatinimo ir žmonių skatinimo sveikai gyventi. Aš šitą dalyką suprantu ne tik kaip tiesiogiai sveikatą, bet kaip ir dvasios sveikatą. Kadangi nemažai metų kaip tik ir kai gyveni čia dalyvauju ir kaip žiūrovas Birštono miesto šventėse, kurios man palieka labai gerą įspūdį, manau, kaip ir kitiems žmonėms. Tai nusprendžiau jau prieš gerus metus po praeitų metų miesto šventės, kad reiktų, pavyzdžiui, skulptūrą apgalvoti kokią ir padaryti ją. Tai norėjau suderinti tai su miesto švente kaip gimtadieniu ir labai norėjosi man, kad ta skulptūra būtų ne tik pažiūrėjimui, bet ir, kaip sakant, pačiupinėjimui ir panaudojimui.